Kviečiu visus į jo asmeninę aerobikos suvirinimo treniruotę. Superkarys Stanislovas Buškevičius gyvena 52 metus ir jam jokios prostatos, reumatai ir piktos moterys nebaisu, nes Stanislovas sportuoja. Jeigu nesportuoji, tai aišku, apkerpėjai, nutunki, neturi energijos ir jau paskui netgi sunku yra vaikščioti. Nuo įmantriausių judesių Stanislovas tiesiog žydi lyg Ramunė Laisvės alėjoje. Nors gal viskas tik apgaulės kaukė. Tai pas plastikos chirurgus dar nesiruošite eiti. Ne, tai tikriausiai vyrai ir nevaikšto. Būna, žinokit, visokių. Ne, tai nereikia, tai o ką jie ir padėtų? Ir išorinis, ir vidinis grožis Buškevičiui ne problema. Švyti akis, širdis dainuoja. Tai gal, sakom, jis ne olimpinėje, bet labai populiarioje sporto srityje pasireiškia. Seksuoja kasnakt, kaip ir Šustauskas taksuoja. Apie seksą? Ne, tai aišku, tai natūralus yra dalykas, bet seksas niekada nepakeis sporto. Na ir sportas niekada nepakeis sekso. Tai yra du dalykai. Aš manau, gal netgi tai turėtų padėti sportas seksui, seksas sportui, bet kad seksas atstotų sportą, tai ne. Kaip tai sportas neatstoja sekso? Juk abiem atvejais juda visi raumenys ir netgi, sakytume, maloningųjų poreikių metu tratinamos kalorijos. Seksas priklauso nuo 3 dalykų. Pirmas dalykas tai yra, kaip pas tave smegenyse veikia meilės sekso centras. Kitas dalykas tai priklauso nuo kraujo apytakos. Ir trečias dalykas, na, sakykime, gal truputį nepatogu kalbėti, bet nuo lytinių organų, taip pat kraujotakos anatomijos. Štai tau, kad nori ir anatomijos paskaitėlė tiesiai iš pačio Kauno vicemero lūpų. Maža to, anot Stanislavo, sportas seksui padeda, o seksas padeda gerai nuotaikai. Manau, kad sportas seksui tik padeda. Jis negali kenkti, jeigu tu nevartoji anabolikų. Jis atvirkščiai, tai yra stimuliatorius. Ir tai galiu drąsiai teikti, kad net po geros treniruotės, atrodo, kai tu nusikalęs, pavargęs, būtent užsimanydavai sekso, meilės, padėdavo, tai išjudindavo. Taip, Stanislovas teisus. Anabolikų kokteilis gali po kažkurio laiko ir bicepsą, ir tricepsą, ir mylimą moterį susprogdinti. Sportuojate, tai tik tai su štanga nevartokite ten jokių anabolikų, nes jeigu vartosite anabolikus, tai tada niekada negalėsite su moterimi atsigulti lovą. Nu, nieko nesugebėsite. Va taip va. Klausykite sporto aistruolio, mat Stanislovas su patirtim žino, ką kalba. Ir netgi žino, kokie sekso centrai smegenyse veikia ir kaip juos junginėti. Smegenyse esantis sekso centras, jis turi būti aktyvus, jis turi dirbti, bet jį paprasčiausiai sugadina žmonės tada, kada per daug žiūri pornografinių, erotinių filmų, jis persisotina ir jis paskiau jau nemato paslapties, jau jam pradeda fantazija nedirbti. O Stanislovui ir fantazija, ir raumenys dirba, kaip šveicariškas laikrodis. Tai be abejo, sportas, aš galiu pasakyti, stimuliuoja seksą. Padaro pajėgesnių sekso, sakykime, meilės srityje. Klausyk, jam tikrai reikėtų dirbti sveikatos apsaugos ministerijoje. Aha, išmokytų visus pensininkus atsikratyti ligų. Nebereikės net kompensuojamų vaistų. Labai genialu. Netrukus per Super LT.